Sveiki, mums šiandien prireiks volą, tad jeigu nepasirašėt, pasiimkite, atsineškite, jeigu jo neturit, kažką sugalvosit. Taip, pirmiausia, atsisėdam, dedam ties blauzdos vidurio. Bus mūsų toks puikus apšilimas, nes labai puikiai dirbs ir mūsų pečių juosta. Ir pavažinėjam nuo čiurnų iki kelio. Visą blauzdą išmasažuojam. Pasukit pėdas į šalį. Pasukit į vidų, taip. Išjudinsim ir kitus blauzdos raumenukus. Ne tik per vieną liniją važinėkit. Aš labai tikiuosi, kad jūs volą kokį kartą per savaitę panaudojat. Taip. Jeigu norisi stipriau, dedat koją ant kojos ir išmasažuojam. Keičiam kitą. Gerai. Ir šlaunis. Šlaunis, užpakalinė dalis nėra tokia jautri, bet vėlgi pasukiokit pėdas, nevažinėkit tą pačią liniją. Reikia daugiau spaudimo, galite uždėti koją ant kojos ir taip, keičiam kitą, jeigu reikia. Jeigu jaučiat, kad pakanka spaudimo, jeigu šis masažas pakankamai skausmingas, tikrai kas turit volą, nepatingėkit, kartą, 2 kartus per savaitę pasimasažuoti ir pajausit, koks laisvesnis yra kūnas ir tas skausmas kaip greitai pasišalina. Dedam viršutinę koją į priekį, rankos atrama, na ir šitie šoniniai tokie dažniausiai verčiantis prisimerkti. Ir visada stenkitės nuriedėti ar ne žemyn link kelio ir per visą šlaunies ilgį išmasažuoti. Bet lygiai taip pat pasisukam į vieną pusę, kokius 2-3 kartus pavažiuojam, pasukam pėdą, pasisukam patys kūnu. Taip, keičiam kitą pusę. Taip, po 10 kokių kartų galit pasivažinėti, jeigu jaučiat, kad poreikis didesnis, 15 kartų. Galim koją keitelioti. Viršutinę koją galit už tiesios masažuojamos kojos dėti, kada reikia pasisukti šiek tiek atgal, kada reikia labiau į priekį perkeliam. Jeigu jaučiat tokią skaudamą, aštriai skaudamą vietą, atrandat tašką, tiesiog tame taške pabūkit, pasilaikom. Stenkitės atsipalaiduoti, nes dažnai, jeigu skauda, tai dar labiau įsitempėt. Atsipalaiduojam, kelis kartus pakvėpuojam, pabūnam tame taške. Taip. Ir atleidžiam tą vietą. Gerai, leidžiamės ant kelių. Taip, dabar priekinę šlaunies dalį. Ir atsigulam. Ir vėl stengiamės, kad būtų ties šlaunies viduriu, todėl kad per visą šlaunies ilgį iki dubens nuvažiuojam ir iki kelio. Ir neskubėkit, nes kartais skubant neužjaučiam tų tokių aštrių skausmų, aštrių taškų.
Jeigu, kaip ir minėjau, jaučiat, kad labiau kažkuri vieta jautresnė, tai nebijokit pabūti tame taške ir jį pamasažuoti labiau. Nėra smagu. Žinoma, šitie išmasažavimai, kai kurios vietos ypatingai. Bet jeigu tiesiog negalit kęsti, tai tikrai pabandykit kelis kartus, kelias dienas. Gerai. Taip. Dabar atitraukiam vieną koją į šalį ir volo kraštą, va turėtume, volas va taip va turėtų jum važinėti, va šita pusė, va taip. Iš tiesų šis jausmas nebus pats maloniausias, tikrai nebus. Nes šitą būtent vietą gerai išmasažuokim, ji pakankamai jautri, ji dažniausiai yra sulenkta, įtempta, tad pasistengiam ją išvoluoti. Viena koja atitraukta į šalį, sulenkta per kelį ir atitraukta į šalį. Ir šitą pusę pavažinėjam. Taip, pasisuksiu šitą pusę. Taip, net nepilnai, va taip vat, volą kaip rodau, taip per pusę vat, šlaunies tos dalies ir va taip vat ridenamės. Kad geriau užčiuopti ar ne tos raumenukus, užliesti. Ir sakau, jie tokie jautrokie. Žiūrėkit pagal savo pojūčius. Jeigu visiškai negalit kęsti, aišku, nereikia čia taip kankintis, geriau pavaluokit šiandien kokius 3-4 kartus. Kas antrą dieną tai pabandykit ir pajausit, kad tas skausmas visiškai atlaisvėja. Gerai, kita pusė. Gerai. Taip, ir atsisėsim ant volo. Pirmiausia, abi kojas nuleiskit ant vieno sėdmens. Galim vieną ranką ant volo, kitą atrama. Ant kojos padėtį atsiraskit patys ir neskubėkit. Ir stengiamės nuvažiuoti aukščiau sėdmens, ne? Nusileidžiam žemyn ir važiuojam aukštyn link klubakaulio, taip, per visą sėdmenį ir neskubant. Ir vėlgi, kadangi sėdmuo didelis raumuo, tai ne per vieną zoną važinėjam, bet taip stengiamės per kelias vietas. Taip. Taip. Jeigu jaučiat, kad kažkur tas taškas yra toks nelabai smagus, tad leisiu jums pasikankinti, šiek tiek pabūti tame taške. Šis skausmas nerodo, kad mes to neturim daryti, tai dažniausiai šie tokie trigeriniai taškai kaip tik yra toks signalas, kad reikia išjudinti, išmasažuoti. Tad kelias sekundės pabūkit toje vietoje, pakeikit mane turbūt, ar ne? Volą gal čia greičiau, ne mane. Gerai, ir kita pusė. Jeigu jaučiat, kad pakankamai viskas čia gerai su tuo sėdmeniu, masažuojasi puikiai, norisi daugiau spaudimo, tai dėkit va taip pat pėdą kelias.
bus šiek tiek daugiau spaudimo, bet vėlgi neskubant. Labai gerai. Taip. Ir atsisėdam. Pasidedam volą šalia. Kitu kartu turėkit volą irgi šalia, pasimasažuosim, apšildysim nugarą. Gerai, suimam rankomis už pakinklių ir apvalinam nugarą. Nugara apvali. Stengiamės pėdas padėti ant kilimėlio, įkvepiam į viršų ir leidžiame žemyn, kam reikia, laikomės už pakinklių, kas galit, nusileidžiam, apvali nugarą, įkvepiam į viršų ir apvali nugarą, įkvepiam, nusileidžiam ir įkvepiam, nusileidžiam žemyn. Gerai. Grįžtam ant 4. Kojos nesuglustos, rankos tvirtai. Atsidarom ranką. Įkvepiam ir leidžiamės įstrižai. Ta pačia ranka, kuri atsidarėt, leidžiamės įstrižai, delnas į viršų, ausį guldom ant kilimėlio. Iškvepiam ir atsidarom ranką. Įkvepiam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Dedam delną už galvos ir 1, 2, 3, 4 ir 5. Puikiai. Su kita ranka atsidarom, įkvepiam, iškvepiam įstrižai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Atsidarom. Žvilgsnį kilimėlį, delnas už galvos ir 1, 2, 3, 4, 5. Gerai. Ir nusileidžiam žemyn, rankos į priekį, tempiam sėdmenis atgal, pažastimis spaudžiamės link kilimėlio. Laikomės tvirtai įsitvėrę į grindis ar į kilimėlius, sėdmenis traukiam, ištempiam nugarą, rankas ir grįžtam ant 4. Gerai, dabar ištiesiam dešinę koją, kairę ranką į priekį. Taip, ir ranką tempiamės tolyn ilgin koją, kojų pirštais. Grįžtam, keičiam kitą pusę ir išsitempiam, išilgėjam. Spauskitės pažastimi, ranką ilginkitės tolyn ilgin, kojos pirštais lygiai taip pat tolyn ilgin ir grįžtam. Gerai, dedam volą ties blauzdomis. Jeigu kam per sunku, tiesiog darykite be volo. Kas galit, pasidedam volą ir patraukiam volą, ridenam volą
prie savęs. Keliais važiuojam link rankų ir pavažiuojam atgal. Ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dar 2 padarome. 1 ir 2. Puikiai, prasivertė polas. Labai gerai. Dabar pasidedam pirštais ir remiamės į kilimėlį, keliam sėdmenis į viršų, galvą leidžiam tarp rankų, įkvepiam, su iškvėpimu nusileidžiam žemyn ir kylam, įkvepiam ir su iškvėpimu nusileidžiam žemyn ir dar kartelį kylam, įkvepiam ir leidžiame žemyn. Atitraukiam rankas taip, kad mažyliai pirštai būtų panašiai ties kilimėlio. Kelius atgal. Jeigu jaučiat, kad per sunku, gali šiek tiek sėdmenis stumti atgal, bet stenkitės dubinį laikyti po savim. Ir rankų padėtis pagal jus. Pirmiausia, išsitiesiam, užfiksuojam nugarą rankos tvirtai, įkvepiam ir po truputėlį leidžiame žemyn. Įkvepiam su iškvėpimu, po truputėlį pakylame viršų. Įkvepiam su iškvėpimu 1, 2, 3, 4. Įkvepiam apačioje. Kylam 1, 2, 3, 4. Pilnai išsitiesia mentis, atsitraukia nuo stuburo. Ir 1, 2, 3, 4. Jaučiat nugarą mentis prie stuburo. Kylam 1, 2, 3, 4. Įkvepiam. Leidžiamės. 1, 2, 3, 4. Kylam. 1, 2, 3, 4. Dar 2 kartai. Šaunuoliai, leidžiamės. 1, 2, 3, 4. Kylam. 1, 2, 3, 4. Paskutinis. 1, 2, 3, 4. Kylam. 1, 2, 3, 4. Puikiai. Nusileidžiam ant kulnų, atpalaiduokit rankas. Įkvepiam. Ir grįžtam ant 4. Dabar pasitempiam šiek tiek atgal. Ir į priekį statom koją. Laikom rankas. Vieną ranką į kojos vidinę pusę. Pakeliam, jeigu jaučiat, kad per sunku, galit laikyti nuleistą kelį, kas galit, pakeliam, atsidarom ranką. Įkvepiam, iškvepiam. Ir įkvepiam, iškvepiam. Dar kartą. Įkvepiam, iškvepiam, leidžiame žemyn. Gerai, nuleidžiam kelį ir rankomis, alkūnėmis atgal. Įkvepiam, su iškvėpimu leidžiamės į priekį. 1, 2, 3, 4. Važiuojam į priekį. Pakeliam koją. Vėl ranką atsidarom, leidžiamės dabar už nugaros ir grįžtam. Leidžiam kelį. Traukiam rankas atgal. Įkvepiam. Su iškvėpimu leidžiamės ir į priekį. Pakeliam kelį, ranką už nugaros. 1, 2, grįžtam, kelias, atgal rankos, įkvepiam. Su iškvėpimu leidžiamės. Ir 1, ranka atgal, 2, 3 ir 4. Įkvepiam. Iškvepiam. Gerai, dedam rankas, grąžinam šitą koją.
Keičiam koją kitą į priekį. Pakeliam kelį. Jeigu jaučiat per sunku, kelis tebūnie nuleistas. Ir atsidarom ranką, kuri yra prie kojos. 1. Atsidarom, įkvepiam. 2. Ir 3. Nuleidžiam kelį. Atgal išsitiesiam, įkvepiam. Iškvepiam į priekį. Įkvepiam atgal. Iškvepiam į priekį. Dedam rankas. Pakeliam kelį. Ir ranka vidinė prie kojos. Ranka atgal mosto. Grįžtam. Nuleidžiam kelį. Įkvepiam. Su iškvepimu nusileidžiam. Rankos į priekį. Ir mosto atgal. Kelis, rankos atgal. Įkvepiam. Ir leidžiamės. Ir dar kartelį. 1. Atgal ranka. 2. Grįžtam. 3. Rankos atgal. Įkvepiam. Ir 4 į priekį. Puiku, dedam rankas. Grįžtam ant 4. Ir išjudinam nugarą apvali, atpalaiduotas kaklas. Kaklas galvos nelaiko. Galva laisva, kaklas irgi išsitempęs, atsipalaidavęs, žemyn nusileidęs. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Ir įkvepiam. Iškvepiam. Leidžiamės ant šono. Kojos sulenktos. Ir kylam į viršų. Keliam koją, ranką. Įkvepiam. Su iškvepimu grįžtam. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ir 10. Kas gali, pasilaikom. 5. 4. 3. 2. Šaunuoliai. 1. Nusileidžiam žemyn. Gerai. Dabar ištiesiam kojas, pakeliam dubenį į viršų ir nuleidžiam žemyn. Jeigu jaučiat per sunku, kojos sulenktos per kelius, kylat, leidžiate žemyn. Kas galit, kojos ištiestos ir kylam. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Pasilaikom. 5. 4. 3. 2. 1. Puikiai. Na, pakankamai neblogai jaučiasi šonas. Įkvepiam į viršų. Nusileidžiam į vieną pusę. Gilus, ilgas, ramus iškvėpimas. Įkvepiam. Nusileidžiam į kitą pusę. Ir įkvepiam. Leidžiamės ant kito šono. Visada pasižiūrėkit, kur jūsų alkūnė.
kad nebūtų, nekabėtumėt ant peties sąnario. Tvirtai, pečių juostą jūs tvirtai laiko, nekabam ant sąnario, kelias ant kelio, kylam į viršų. Kam per sunku, pakelia tik dubenį, koja atrama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Laikomės, galvos tiesiai. Šypsena, nes liko 3, 2, 1. Puikiai, nusileidžiam žemyn. Ir vėlgi, ne, jeigu prieš tai jums buvo per sunku tiesiamis kojomis, darykit nuo sulenktų kojų, kas galit, ištiesiam kojas, kylam į viršų ir leidžiam dubenį žemyn, su iškvėpimu kylam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Laikomės 5, 4, galva tiesiai. 2, 1. Nusileidžiam žemyn. Puiku. Ir į vieną pusę nusileidžiam. Ištempiam šonkulius į šonkulių lanką. Įkvepiam. Su iškvėpimu tiesiamės. Išilginam stuburą, išilgėjam, įkvepiam. Leidžiamės į kitą pusę. Įkvepiam. Iškvepiam, tiesiamės. Gerai. Ir nusileidžiam ant nugaros. Visada turėkit kažką pasidėti po galvą, nes tikrai neišlaikom tiesiai galvos. Ir žinoma, kiekvienas esam individualus ir mūsų kaklo pasvirimo kampas yra skirtingas. Tad pasidėti ne po kaklu, bet pasidėti po labiausiai atsikišusi savo čia galvos dalimi. Jeigu turit knygą, idealu, pasidedat knygą. Taip, ir patraukiam po vieną koją. Jeigu netempia, neplėšia kaklo, galit pakelti galvą, pečius ir keičiam. 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 1, 2. 1, 2. Ir keičiam tiesias kojas. Keičiam koją. Keičiam. Keičiam. Ir keičiam. Pritraukiam antrą koją. Nuleidžiam galvą, pečius. Kojų pirštai į juos. Dedam pėdas ant kilimėlio, dešinę pėdą ant kairės kojos ir guldom į sulenktų kojų pusę, galvą pasukam į priešingą pusę. Grįžtam. Pakeliam galvą, pečius, patraukiat kojas prie savęs, delnais į žemę, siūbuojam. Jeigu kas turit silpną kaklą, jautrų kaklą ir jaučiat, kad kai pakeliat galvą, kad plešia kaklo raumenis, sunku laikyti, galit nuleisti galvą. Bet kojas pritrauktos prie jūsų, rankomis tempiamės tolyn ilgyn, dirbam. Ir būtinai kvėpuojat, nesulaikom kvėpavimo.
Įkvepiam, iškvepiam. Taip. Dirbam dar. Rankos tvirtos. Tempiam rankas tolyn ilgyn. Susirietę į kamuoliuką. 5, 4, 3, 2, 1. Nuleidžiam galvą pečius. Dedam pėdą ant kilimėlio. Guldom koją į vieną pusę. Galvą pasukam į kitą. Kojų nuleidimas vėlgi pagal save. Jeigu jaučiat, kad tai per sunku, galit leisti sulenktas per kelius kojas. Grįžtam, keičiam kitą koją. Guldom į sulenktų kojų pusę, galvą pasukam į priešingą, pasilaikom. Grįžtam. Pritraukiam kojas prie savęs, susiriečiam į kamuoliuką, dabar delnai žiūri į kūno pusę, rankomis tempiamės tolyn ilgyn ir siūbuojam. Kvėpuojam. Penki, 4, 3, 2, 1. Nuleidžiam galvą pečius. Guldom kojas į šalį. Galvą į priešingą pusę. Pasilaikom. Grįžtam. Pakeliam galvą pečius ir minam dviratuką. Jaučiam 3 sąnarius judant. Čiurna, kelias, klubas. Tempiat kojų pirštus kuo toliau nuo savęs. Vieną koją tempiat tolyn, kitą traukiat prie savęs. Ratas didelis. Jeigu reikia, galvą guldom į delnus. Alkūnėmis tempiamės aukštyn. Žvilgsnis neužverstas į viršų, o tiesiai sulik akimis, žvilgsnis ne aukštyn užverstos akis, bet smagus žvilgsnis į priekį. Važiuojam atgal. Lygiai taip pat čiurna, kelias, klubas. Dar keli ratai. Šaunuoliai. Puikiai. Nuleidžiam galvą pečius, pritraukiam kojas prie savęs. Pasibuojam. Labai lengvai pasibuojam galvą. Į vieną, į kitą pusę labai švelniai. Atpalaiduojam kaklą. Atpalaiduokit pečius. Dedam pėdas ant kilimėlio, ištiesiam vieną ranką, koją, pasisukam ant šono, atsisėdam. Dedam pėdas ant žemės ar ant kilimėlio, įkvepiam į viršų. Su iškvėpimu leidžiame žemyn, rankos už nugaros ir įkvepiam. Leidžiamės į vieną pusę. Įkvepiam. Leidžiam rankas už nugaros. Įkvepiam. Leidžiamės į kitą pusę. Sukryžiuojam kojas. Dešinė ranka ant kairės kelio, kairė ranka už nugaros. Įkvepiu, iškvepiu per petį. Įkvepiam. Iškvepiam per kitą petį. Ranka už nugaros, kyla į viršų. Išsitempiam ir grįžtam atgal. Įkvepiam.
Iškvepiam į priekį, ranką tempiam ir atgal. Ir dar kartą. Į priekį tempiam, ištempiam šoną ir grįžtam. Gerai, keičiam kitą. Ranka ant kelio, dešinė ranka už nugaros, įkvepiam, iškvepiam per petį. Įkvepiam, iškvepiam per kitą petį. Įkvepiam, su iškvėpimu, ranka, kuri už nugaros, tempiamės į priekį strižai. Grįžtam, įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam ir dar kartą iškvepiam. Ir abi rankas į viršų įkvepiam, su iškvėpimu nusileidžiam žemyn. Išsitiesinam, nusileidžiam, sėdmenis nuleidžiam ant kulnų, nusileidžiam į atsipalaidavimo padėtį ir visiškai ramiai pabūkit, pakvėpuokit, atsipalaiduokit. Ačiū Jums, kad buvote kartu. O Jūs dar kelias minutės pabūkit ramiai, pakvėpuokit. Ir iki kito mūsų karto. Ačiū Jums. Gero laiko.